Tai visgi dabar šiek tiek aptarkime, kokie spygliuočiai tiktų augti prie rododendrų. Ką, tarkim, namuose pasisodinti ir kad, kaip mes ir kalbėjome, prie jų komponuoti rododendrus. Kokie tinka ir kokie geriau nesodinti šalia. Aišku, patys tinkamiausi tai yra pušys įvairių rūšių, ir juodoji pušis, ir kalninė pušis, įvairios formos jų tinka. Nu, čia yra jau pati tinkamiausia draugija. Tinkama yra cūga, kanadinė cūga. Vat irgi spygliuotis maumedžiai tinka labai gerai. Maumedžiai irgi šiek tiek gal mažiau rūgština, vat spygliukai nukritę, vat būtent dirba, bet tinkama draugija. Tinka visi stambus medžiai, kurių yra giluminė šaknų sistema. Kadangi rododendrų yra paviršinė šaknų sistema, tai akivaizdu, kad su paviršinė šaknų sistema augdami medžiai, pavyzdžiui, eglės, kėniai šiek tiek, tujos ypatingai, jie tiesiog slopins rododendrų šakneles, irgi labai paviršinės ir šiek tiek smulkesnės. Jauni medeliai, ten eglės, tujos dar netaip kenkia, bet vyresni medžiai suaugę, jie po truputėlį tiesiog slopins rododendrus ir net gali jie tiesiog žūti. Jie neišgyvens tokio amžiaus, kiek jiems priklauso rododendrams, gyvendami šalia netinkamų augalų. Koks tas rododendro amžius, kad papasakokim tiem, kas nežino? Priklausomai nuo rūšies, bet yra įvairių autorių duomenimis, pati dar nesu įsitikinusi, jie gali gyventi iki 160, 180, 200 metų. Bet priklausomai nuo rūšies ir veislės. Bet matom, čia yra gana ilgamžiai augalai ir jie kuo dekoratyvesni, kuo krūmai tampa stambesniais, tuo jie aišku gausiau žydi, tuo didesni, būtent pati forma krūmo didesnė, jie tuo dekoratyvesni. Dabar iš tiesų apie dar vieną problemėlę, tai deformuoti lapai ir pakomentuokite, kaip čia taip atsitinka. Rododendrų ūgliukus, jaunus arba pumpurėlius tiesiog mėgsta kai kurie gyvūnai. Tai vabaliukai kažkokie stambesni arba sraigės, bekiaučiai moliuskai ir jie tiesiog pumpurėlius pagraužia ir po to iš jau sugadintais audiniais iš pumpuro išauga tokie deformuoti ūgliukai. Matyti, kad lapai yra deformuoti. Aišku, kartais ten, jeigu žemesni krūmai, tai teko tiesiog pastebėti, kad jaunus ūgliukus, jeigu pasiekia, tai labai mėgsta varlės. Stovi būna apgraužti būtent varlių. Ir dar pumpurus kartais, sakykime, ypatingai vasaržalių pumpurus rododendrų žiemą ir bendrai ne tik, ir labai ryškus pumpurai yra ir visžalių rododendrų žiemą, juos mėgsta įvairūs paukščiai, ypatingai stambesni paukščiai, jie tiesiog masiškai nurenka žiedinius pumpurus. Tai gaila kartais, bet tiesiog visos sąlygos išpildytos, augalas gerai prižiūrėtas, o ima ir nesužydi pavasarį, žiūri, kad visi pumpurai nurenkti yra tiesiog paukščių. Gal tiesiog tam tikrų laikotarpių reiktų juos dengti? Galima apsisaugoti ir ten kažkokią baidymo, kažką iškelti, kažkokią priemonę atbaidančią paukščius. Tiesiog tik reikia numatyti, kuriuo atveju, jų būtent skridimo metu, ar buriavimosi, pulkai, kai skrenda, tuo metu šiaip galima apsisaugoti kažkokiom tokiom priemonėm.